čia buvo anksčiau tokia pašiūrė ir čia būdavo skulptorių korpusas ir dabar, kaip matau, padaryta jau kažkokie nameliai, nes būdavo šalta. Čia skaldydavo marmurą ir ten toliau yra skulptūros, tai žodžiu keramika ir marmuras, čia yra gipsinės formos, visokie likučiai. Geras. Karkasai. O, prašau. Bet čia prasideda menas. Taip, jau čia gal pasibaigė. Pasibaigė. Geras, kažkas ten skaldo. Ten skaldo. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje. Labas, Sigita. Sveika, Margarita. Sveikiname su tavim iš Bolonijos, iš labai jaukios vietos, kavinės. Kaip šitą vietą vadinasi? Gali pareklamuoti, parekomenduoti? Kamera Sud. Kamera Sud. Labai jauki vieta, sakyčiau, meniška ir labai atspindinti tave. Taip. Tai šiandien pakalbėsime apie gyvenimą Italijoje ir apie meną. Taip, pradėkime nuo pat pradžio. Visada sakau, kad įdomu, kaip tave keliai atvedė į Italiją. Ką darei prieš atvažiuojant į Italiją? Kuo užsiėmei? Nes aš manau, kad tai yra labai susiję su tavo dabartinė situacija, kodėl tu esi dabar Italijoje, taip? Taip. Aš esu iš Kauno ir aš Kaune studijavau tapybą Kauno dailės akademijai, Vilniaus dailės akademijai Kauno dailės institute. Ir paskatinta iš tikrųjų vieno draugo, aš net nepaskatinto išbarta, aš magistrą nusprendžiau išbandyti Erasmus studijas. Ir aš atvažiavau į Boloniją. Ir aš čia mokiausi 4 mėnesius. Italijoje čia buvo galima pasirinkti. Buvo galima pasirinkti beveik iš visko, ką akademija siūlo. Aišku, aš jau studijuodama magistrę, man nebuvo viskas įdomu, aš jau žinojau, ko aš noriu. Tai aš pasirinkau studijuoti tapybą, pasirinkau keramikos paskaitas, tapybos technologijas ir turbūt viskas. O sakyk, kodėl pasirinkimas link Bolonijos? Kodėl būtent Bolonija? Galima į Florenciją važiuoti, taip, tapybą studijuoti, į Romą. Kodėl Florencijos nebuvo galima pasirinkti. Aš rinkausi tarp Skandinavijos ir Italijos pradžioj. Bet kažkaip, nežinau, Italija labiau gal traukė. Ir tada buvo 3 pasirinkimai, Milanas. Aš jau ten turėjau klasioką studijuojančią, kuri prieš keletą metų studijavo ir žinojau, aš esu ten ir buvus, žinojau maždaug, ką ten galiu gauti. Ten tokio daugiau šiuolaikinio meno pakraipa. Romoj, kiek supratau iš to, kuo tuo metu domėjausi, kad buvo daugiau galbūt ten restauravimas, kažkokie tradiciniai dalykai. O Bolonijoje kitas mano draugas, kažkada buvęs ir jisai labai, tokia, man palikęs, jis daug pasakodavo apie Boloniją ir kaip, tai buvo jam svarbus kaip miestas ir kažkaip aš galvoju, tai ir gerai, ir Bolonija. Pabandysiu. Jau kažkokia rekomendacija. Mes su tavim neseniai dabar lankėmės buvome šalia ir įėjome į tavo buvusią akademiją, kuri vadinasi Accademia di Belle Arti di Bologna. Sutrumpintai ABABO. ABABO, įdomu. Ir jinai randasi Via Belle Arti, taip? Teisingai vadinasi. Išverskime mūsų žiūrovui, ką tai reiškia Belle Arti. Dailiųjų menų gatvė. Dailiųjų menų gatvė. Tai akademija, kurią galima rasti Dailiųjų menų gatvėje. Teisingai, taip. Gerai, tu atvažiuoji čia, taip? Kokį pirmąjį įspūdį tau padaro Bolonija? Visko labai daug. Visko labai daug buvo. Aš iš tikrųjų atvažiavau su mintim patirti viską.
žinai. Nu, tiesiog išgyventi kiekvieną minutę, mano buvo tokia kaip ir vidinė užduotis savo, žinai. Nes tapyba yra taip, tai yra teoriškai turėjo būti mano pagrindinis dalykas, bet man buvo svarbu pajusti miestą, išgyventi miestą ir aš manau, kad per tos 4 mėnesius tiek, kiek aš turėjau laiko, tai tikrai padariau, matai, esu čia. Taip. Iš tikrųjų, mes prieš tai su Sigita buvom užėjusios į akademiją ir Sigita sutiko savo buvusius dėstytojus ir taip laisvai su jais šnekučiavusi kaip su draugais, kurių nematė daug metų. Taip. Ir man tai padarė įspūdį, nes aš irgi pati esu išvažiavusi pagal Erasmusą, bet tokio kažkokio santykio su dėstytojais, su ten esančiai žmonėmis aš nesusikūriau, nes tu išvažiuoji, studijuoji ir išvažiuoji, taip? Ir pastebėjau, kad tu sugebėjai per tos 4 mėnesius, taip, kažkaip užmegzti ryšius, į tą terpę įsilieti, taip, nes irgi su tavim prieš tai už kadro buvom aptarusios, kad čia yra labai svarbus bendravimas, taip, ir su žmonėmis eiti, ten, išgerti kavos, kalbėti su jais, žinai, nebūti su užsieniečiais ten, bet būtent irgi su italais bendrauti. Ir tau tai labai gerai sekėsi. Matai, su savo tais porą dėstytojų, kuriuos aš turėjau, kadangi jau esu čia, jau 8 metai, tai aš aplankau jų parodas, nes tas ryšys kaip ir nėra kažkoks baisiai artimas, bet jis nėra nutrūkęs. Tai galbūt dėl to, nes turėk omeny, kad aš kai atvažiavau į Italiją, aš nemokėjau itališkai. Aš atsimenu, draugė man davė knygą, italų kalba per 30 dienų, kurią aš pirmą kartą turėjau laiko atsiversti lėktuvą. Tai nebuvo paprasta, bet buvo labai įdomu. Labai įdomu, iš tikrųjų mano draugai, kurie suprato tiek itališkai, tiek angliškai, tą man padėdavo verst, bet man patiko, kad daug ką gali tik atvažiavus, žinai, su tavim, kad ir profesorė nekalba, kadangi vis tiek tai jau buvo mano ne pirmi metai ir menuose, tai daug dalykų galėdavai suprasti iš kūno kalbos. Taip. O paskaitos vykdavo į italų kalbą? Italų kalbą. Ir tarp kitko, ir dėstytojas, kurį sutikom, kuris nebuvo mano dėstytojas, tiesiog pažįstamas, ar ne? Tiek ir mano pagrindinis profesorius, jie truputį angliškai kalbėt, žinau, kad teoriškai žinau, kad jie moka, bet su manim niekas nekalbėjo angliškai. Niekas. Ir tai yra tavo žinai, čia matyt geriausia mokykla, ar ne? Taip, iš tikrųjų, nes, žinai, priklauso galbūt nuo žmogus, man patinka bendrauti, tai kai nori pasakyti, aš kažkaip tą išsivežiau iš Bolonijos, iš 4 mėnesių Italijoje, kad jeigu tu nori bendrauti, tai negaliu sakyti, kad nėra svarbi kalba, bet nėra svarbi kalba. Jeigu 2 žmonės nori bendrauti, rasti tą dialogą, tai jie ras kažkaip. Čia jau tapybos katedra. Ar čia vykdavo paskaitos? Čia ne, gal kartais, bet iš tikrųjų čia būna konferencijos, kažkokios kalbos, kažkokie pristatymai, susirinkimai su studentais. Tu pasimokai 4 mėnesius taip pagal Erasmusą ir paskui, kas atsitinka tavo gyvenime? Aš grįžtu pabaigti magistro. Pabaigiu magistro studijas. Ir aš jau tuo metu dirbau mokykloje. Mokykloje Lietuvoje. Dirbau Kauno Valdorfo mokykloje. Aš dirbau ten 5 metus. Pradėjau kaip būrelio vadovė. Ir dailės mokytoja dirbau. Italijai atsidūriau po poros metų. Po savo po 3 metų po Erasmuso.
Beje, po studijų tau buvo kilusi mintis, visai nebloga vieta, norėčiau visai čia gyventi, ar nebuvo iš vis svajonių apie Italiją, minčių ir kažkokios nostalgijos? Kokį įspūdį tau ta šalis paliko? Gerą, blogą? Ir taip ir nežinai, nes aš jau tada supratau, kad galbūt šalis yra graži, skani, įdomi. Taip. Yra labai daug gražių, tikrai to tokio klasikinio grožio. Taip. Bet gyventi yra skiriasi, nes vienas dalykas, kaip tu atvažiuoji kaip studentas, o kai reikia jau įsitvirtinti ras darbą ir panašiai, tai yra tada kiti dalykai prasideda. Tai aš tokio, kaip pasakyti, aš išvažiavau iš tikrųjų su tokiu gražiu sapnu. Gražiu sapnu, kuris, tai yra tikrai miestas, kuris įstringa. Ir tada po poros metų toksai Lenkijos Radomo dailės technikumo profesorius mane pakvietė į plenerą. Ir aš tada nuvažiavau jį aplankyti. Ir ten susipažinau su savo dabartiniu vyru, kuris atvažiavo jo aplankyti. Tai tokia istorija. Kad vėl Italija tavęs nepaleido, taip, bet iš Lenkijos toks ženkliukas buvo ženklas, kad gal nepaleiskime ją, reikėtų ją grąžinti. O jis iš Bolonijos buvo? Taip, jisai buvo iš Bolonijos, taip. Bet koks atsitiktinumas, tikrai, aš suprasčiau, ten Milanas, Roma, bet būtent iš Bolonijos dar buvo. Taip, jis buvo iš Bolonijos, jisai mokėsi čia, jo taip pat širdis yra labai stipriai čia, Bolonijoje, kaip ir mano. Tiesiog tai yra kažkokia dalis, žinai, kur tu gali išvažiuoti iš Bolonijos, bet į Boloniją iš tavęs neišvažiuosi. Ir ne iš karto persikraustei į Boloniją, taip dar. Jisai metus pas mane važinėjo ir po to nusprendėm, kad reikia pabandyti gyventi Italijoje. Tai jau ir čia. Kiek metų jau tu čia? 8 metų. 8 metai. Sakyk, kaip mes pradžioje pasakėm, kad vienas dalykas yra, kai tu esi studentas, tai visiškai kitas dalykas, kai tu bandai čia įsitvirtinti ir matai visą, kaip rožiniai akiniai nukrinta, taip, ir bandai čia įsitvirtinti ir gyventi kaip italai, kasdieninį gyvenimą, susirasti darbą, taip, ir tada kita realybė pasirodo, taip. Kokie tavo, ar buvo tie irgi etapai, nežinau, gal šoko, kažkokio kultūrinio šoko, kokia tavo pradžia buvo jau gyvenimo, ne studijavimo, bet gyvenimo čia? Tai pradžia buvo labai smagi, aš pastojau ir taip ir įsisprendė. Po to susilaukiau sūnaus, po to susilaukiau antro sūnaus. Ir daugybę metų auginau vaikus. Ar neišgąsdino Italiją jau gyvenant čia, kai Taip. O kas būtent išgąsdino? Oi. Žinai, man atrodo kartais, kad viskas labai sunku. Sunku ta prasme, kad paprasti dalykai pasidaro labai sudėtingi, bet žinai, natūralu, nes aš visą gyvenimą gyvenau Kaune, iki persikraustant čia. Ir aš, jeigu, tarkim, man yra kažkokia problema, aš žinau, kur eit, ką daryti, kur belsis, kokiu numeriu skambinti, kur surasti informaciją. Tai va tokie paprasti dalykai, žinai, nieko iš tikrųjų ypatingo, bet aš manau, kad, žinai, tai yra tokie sunkumai, kuriuos reikia peržengti, aš labai nemėgstu skųstis. Su Adomu noriu supažindinti. Su Adomu? O, taip, pažiūrėk. Nufilmuok dabar bokštus griūna. Tai bokštai griūna, taip? Vienas bokštas jis pasviręs ir jis visą laiką jau daugybę metų pasviręs, bet dabar jau kažkaip jis susirūpino, kad gal jis griūna, tai dabar gaila, kad atverta, nes ten būdavo galima ir atsisėsti. Aš noriu pasakyti, kad aš čia buvau prieš kelis metus ir jis nebuvo taip stipriai pasvyręs. Jis buvo pasvyręs, bet aš matau, kad dabar situacija yra visiškai sudėtinga. Bet ar tu žinai, kad jis labiau pasvyręs už Pizos bokštą? Oho. Ir man tada klausimas, kodėl ten visi fotografuoja? Taip. Dabar nauja tendencija. Žinai, yra legenda, kad
kol nebaigi universiteto, negali lipti bokštą, nes nebaigsi universiteto, nepavyks apsiginti. Ir taip pat yra su aikštėm, negali pereiti skersai aikštės ir labai yra juokinga, nes Piazza Maggiore yra didžiulė aikštė. Ir tu turėtum teoriškai, jeigu nebaigi universiteto, turėtum eiti aplink ją, ten pagal perimetrą, tai gaunasi, kad visi studentai čia tik pradėję studijas, jie nesilanko bokštose, taip, ir pagal perimetrą apeina aikštę. Taip sako legendos. O praktika, žinai, kaip visada. Šiaip gali pakomentuoti, irgi dabar neseniai išėjo toks video, labai išpopuliarėjo per socialinius tinklus, kad Bolonija apskritai senais laikais buvo bokštų miestų. Taip, kad čia buvo labai daug bokštų. Ar žinai istoriją, kodėl tie bokštai būdavo? Tos bokštus statydavosi šeimos. Statydavosi, kiekviena šeima turėdavo kažkokia garsiai žymi miestelio šeima, statydavosi bokštą. Ir tokia truputėlį lenktynės, kad norėdavai būti svarbesnis, tai statydavaisi aukštesnį bokštą ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai buvo, sakoma, kad tai yra Niujorkas. Viduramžių toks Niujorkas. Dabar, aišku, tų bokštų belikė berods 14 ir net ne visi atpažįstami kaip bokštai. Štai yra tokie daugiau gal stipriausiai išreikšti, nes kai kurie tiesiog yra pačio bokšto nėra, yra tik kažkoks fragmentas pastato taip dalis. Nes jos per karą buvo subombarduota tiesiog labai stipriai. Net ir ta Via Marconi, ta visa zona, tai jinai atrodo labai, man asmeniškai neįdomiai, dėl to, kad jinai yra tokia, kaip ir nauja, bet negerąja prasme. Ir jinai yra būtent tokia dėl to, kad ta dalis buvo ypač subombarduota. Aš žinau, kad tu net turi savo mažą keramikos studiją namuose. Žinai, iš tikrųjų labai juokinga, nes draugai net ir iš akademijos, kurie būdavo iš kitų fakultetų, jie visi draugai galvodavo, kad, nes nieks nesuprasdavo, ar aš esu tapytoja, ar aš esu keramikė, nes turbūt aš baigiau tapybą, ar ne, bet mano keramika visą laiką ėjo šalia. Ir aš ją mokiausi Kauno dailės gimnazijų keramiką, turėjau labai puikų profesorių Gidį Šimatonį, kuris man davė labai daug. Ir taip pat turėjau labai puikų profesorių Gintarą Zubrį, kuris irgi davė labai daug. Ir, žodžiu, aš mokiausi 2 specialybės dailės gimnazijai. Tai tie dalykai kartais daugiau darau tapybos, kartais darau daugiau keramikos, bet jie eina paraleliai. Paraleliai, taip, tiesiog priklauso nuo etapo. Tai dabar gal yra daugiau etapas, kada daugiau darau keramikos. Iš tikrųjų, ta mano studija yra labai nedidelė, yra namų studija. Toks labai įdomus klausimas. Ar įmanoma menininkui išgyventi Italijoje vien iš meno? Jeigu, žinai, įmanoma, tai viskas įmanoma. Jeigu gali apie tai pagalvoti, tai reiškia, yra įmanoma. Nesakau, kad yra lengva. Aš tiesą sakant, iš to gyventi nebandau, tai man tai lieka toksai, tokia didelė aistra, žinai. Galų gale, iš tikrųjų po akademijos, aš netapau tą menininkę, kuri, žinai, sėdi savo studijų ir tapo valandas. Mano tas gyvenimo kelias daugiau nuėjo į pedagogiką, bet aš tame matau labai daug kūrybos. Tai, tarkim, tas dalykas, kad išreikšti save kaip kūrėją, aš jaučiu, kad aš daugiau galbūt išreiškiu net save daugiau kaip, tarkim, ta pati keramika ar tapyba man liko daugiau kaip hobis, bet tai mokydama kitus, aš tikrai save jaučiuosi daug labiau išreikšdama. Žinai, kai jauti, kad esi savo vietoje. Taip. Ir tikrai aš esu turėjus daugybę blogų pamokų. Daugybę pamokų, kurias esu pravedus, kur man buvo baisu ir dabar net nenoriu prisiminti, bet žinai, tai yra kelias. Tu niekada nesustoji, tu tada visą laiką, žinai, kažkoks daugiau išmoksti, tada iššūkių padaugėja. Yra kažkokie net specialūs ledai glatojai. Glatojai.
Po to yra, aš nežinau, ką tu mėgsti, bet yra karamelė salato, po to surištų sviestu. Nu, žodžiu. Tai šią ledainę tu rekomenduotum? Ragaujam Bolonijos ledus ir aš noriu pasakyti, kad dažniausiai miesto centre labai yra sudėtinga surasti gerus ledus. Ir mes čia užėjom ir aš dabar paragavau pirmas ir wow, iš tikrųjų labai skanu. Švento Stefano bažnyčia, čia Švento Stefano aikštė ir taip pat ir bažnyčia. Dar vadinama yra 7 bažnyčiom, dėl to, kad tai yra 7 bažnyčios skirtingos, labai skirtingų laikų pastatytos vienoje vietoje. Vienoje vietoje į vieną kompleksą, nežinau. Taip, netgi matosi dabar, kad yra sluoksniai tie tokie. Tai ačiū tau labai už ledus, iš tikrųjų nesitikėjau, kad galima Bolonijos centre iš tikrųjų skanių ledų paragauti, tikiuosi dabar neturim šokoladą. Matai, jeigu tu ilgiau būtum čia, aš tau parodyčiau kitas vietas taip pačiam centre, dar net labiau centre negu buvom. Bet mes su tavim neaptarėm vieno dalyko, kad tu man irgi už kameros mes sakėm, kokias vietas geriausiai galima eiti, kurias negalima eiti, nerekomenduojama. Taip. Aš pamačiau bokštą ir sublaškiau. Tai aš įsitikinau, kad taip yra. Tai yra mano vyro pasakymas daugiau, kad pačios geriausios vietos apskritai Italijoje yra ten, kur nėra labai gražios sienos. Nes sienos, taip. Ta prasme, kažkoks interjeras, kuris nėra blizgantis, nuzulintas kažkoks. Tai va, ir aš įsitikinau, kad tikrai taip ir yra. Ir mes esame iš tikrųjų tokie gerbėjai tokių vietų, kad kada tu ateini į neturistinę vietą. Taip. Ar ne? Nes aš esu patyrus, kad jeigu man pavyksta nueiti kažkokią turistinę vietą, kas būna labai retai, mes jų tiesiog vengiam, tai visą laiką nudengi. Arba būna per brangu, kas niekada neatsiliepia į kokybę maisto. Taip. Ir panašiai. Tai, žodžiu, taip, tai sienos. Tai sienos ir apskritai jau minėjau tai daug kartų mūsų laidose, kai tave kviečia, tikrai ten nereikia eiti. Gerai, papasakok labai svarbus klausimas. Kokia yra Bolonija? Koks tai miestas? Pirmiausia, Bolonija yra labai gyvas miestas. Bolonija yra labai jaunas miestas. Bolonija tave verčia pasijusti jo jaunu, kad ir kiek tau metų bebūtų. Dėl studentų, dėl jaunos energijos? Taip, ir tokia labai kintanti energija. Man, kada mokiausi Bolonijai, per Kalėdas aš namo negrįžau. Ir buvo, žinai, aš neturiu kažkokių giminaičių ten, su kuriais ten švęsti ir panašiai. Ir aš tada nuvažiavau, išėjau į Bolonijos centrą. Tą centrą, kuris, kaip matai, yra tiesiog pilna, tiršta žmonių, ar tai yra savaitgalis ar nesavaitgalis. Ir buvo tuščia. Aš per visą, kokias 3 valandas vaikščiau po Bolonijos centrą ir aš pamačiau 2 žmonės. Buvo, žinai, kažkoks apokaliptinis filmas, kur tie 2 žmonės buvo, nesupranti, toks jausmas ambivalentinis truputėlį, kad nesupranti, ar tai yra, žinai, tai yra labai smagu sutikti gyvą žmogų, ar tai yra labai baisu. Nes atrodo visi kaip ateiviai, žinai, nes Bolonija be žmonių yra, keistas dalykas, Aš dabar dirbu virtualioj ir kontaktiniai lituanistiniai Italijos mokykloje. Aš esu keramikos mokytoja, bet iš tikrųjų ta mano keramika jungiasi. Tokia labai, matai, mano tas gal mokymo stilius yra toks, kad aš remiuosi programom neformalaus ugdymo lituanistinio, tačiau per keramikos prizmę ir jungdama lietuvių kalbą ir lietuvių kalbą ir tradicijas, ar ne, nes jeigu, tarkim, kaip pavyzdį pasakysiu, aš jau 2 metai dirbu, mes negaliu nepaminėti ir Jūratę Štelemakaitės, su kuria mes įkūrėm tą mokyklą, mūsų tą Bolonijos, tarkim, padalinį daugiau. Tai mes pradėjom kartu. Aš vedu kontaktinės pamokas, mes 2 kartus per mėnesį susitinkam su lietuviais vaikučiais. Aš visą laiką sakau, kad jeigu kas nors manęs paklaustų, kodėl aš tai darau, tai aš pasakau, kad visiškai iš egoistinių paskatų. Visiškai. Tai yra, taip, aš save taip išreiškiu, taip, tai yra ir darbas, ar ne, bet
Bet pirmiausia, aš tai darau dėl savo vaikų. Aš darau, kadangi aš jaučiu, kad aš nebe... Žinai, kai vaikas gimsta, jis gimsta toks vat, kaip baltas popieriaus lapas. Ir tada tu jį ten mokini vaikščioti, jisai kažką pats išmoksta, kažką išmoksta. Žiūrint į tavo pavyzdį, bet aš pajaučiau kažkurio metu, kad yra dalykų, man buvo labai svarbu, kad mano vaikai kalbėtų lietuviškai, suprastų lietuvių kalbą ir jaustų tą savo pusę lietuvio, kad jaustų ją labai stipriai. Ir vienas iš tų dalykų yra kalba. Ir aš pajaučiau, kad yra labai sunku, būnant mama, kiekvieną kartą naudojant, tarkim, tos pačius žodžius, ar ne, kad ir skaitant pasakas, vis tiek, tai yra, tu esi ribotas. Tu esi labai ribotas ir tada, žinai, jauti, kad tie vaikai, dar nešneka, galbūt supranta, bet gal nesupranta tai, kiek tu norėtum. Galbūt pasako vieną žodį, bet tu norėtum 5. Ir gaunasi, kad tu jau viskas, jau tavo resursai baigėsi ir kas tada. Tai ačiū Aurelijai Urovai ir Elzijai, kurios įkūrė šitą mokyklą, Elzijai Šimokevičiūtei, kurios įkūrė šitą mokyklą, kurios leidžia pirmiausia mano vaikam mokintis, nes aš pradėjau kaip mama, mano vaikai lankė šitą mokyklą online. Ir jau 2 metai aš pati dirbu. Tas jausmas, kurį jie jaučia, susitikę, jūs su nieko nepalyginsi. Net kaip pavyzdį galiu pasakyti, viena mokinė, čia mama pasakoja, susitikus su savo geriausia drauge, jinai sakė, mes vakar buvom lietuvių mokykloje, bet tu ten negalėjai, nes tu ne lietuvė. Tai tas jausmas, kad jie didžiuojasi tuo, kad jiem yra smagu, tai man tas yra pats svarbiausias dalykas. Menininkiai būti tokiam mieste. Gražus, jo labiau, kad matai, žinai, grožis gali būti kiekvienam žmogui skirtingas, bet Italijos tas menas, jis yra pagal tas taisyklės, kurios, žinai, tie visi aukso pjūviai ir taip toliau, yra tie dalykai, kurie žmogui sukuria harmonijos jausmą jo viduje. Tai yra ne tai, kad žiūriu ir man žinai, gali būti man nepatikt, tarkim, yra normalu, ne, kad man gal, pažiūrėjau, patinka koks nors renesanso menas. Nekalbu apie save, bet apskritai. Bet tu žiūrėdamas, tu jauti, kad tai yra kažkoks, žinai, teisingumo jausmas. Kad tai yra taip, kaip turi būti. Tarp kitko, sausio gale vyksta Bolonijos meno mugė, kuri yra tokia kaip ir parodų rūmuose. Vyksta dalis to renginio, kita dalis būna mieste ir labai yra įdomu dėl to, kad kai kurie renginiai yra mokami, kai kurie yra nemokami. Tačiau yra atidaromos erdvės, į kurias tu gyvenime nepapultum. Boloniją tu turi matyti ir naktį. Neužtenka matyti Boloniją dieną, nes naktį prasideda visai kitas gyvenimas. Studentai baigia paskaitas. Ir tas miestas pasidaro ypatingai gyvas, žinai? Taip. Ypatingai. Ir jis, nežinau, man jis yra saugus miestas, jis yra gražus ir jis yra tikrai labai gyvas. Ir kuo labiau į naktį, jis labiau tampa toks aktyvus. Taip. Žinai, gali eiti 12 nakties ir matyti krūvą žmonių, kurie tiesiog besidžiaugia gyvenimu. Ir tas jaučiasi dėl studentų, taip, daugiausia, nes tai be abejo, kaip ten būtų studentų miestas. Restauratoriai, taip. Bet čia baldų. Neblogai kainuoja. Keramika, kuri užima labai svarbią vietą tavo gyvenime. Ir ne iki šiol yra tavo gyvenime, teisingai. Taip. Ir tu iki šiol kuri. Ir girdėjau, kad turi savo elektroninę parduotuvėlę keramikos, teisingai? Taip, aš turiu nedidelę parduotuvėlę Etsy, vadinasi Sigi Ceramics.
Ir ten vis įdedu kartas nuo karto vis kažkokius naujus darbelius. Taip pat yra Instagram'e, savo, žodžiu, ir Facebook'e. Sigis Ceramics. Dabar atsiras ant ekrano nuorodos ir būtinai pasižiūrėkite, paremkite. Oi, dabar man toks, žinai, iššūkis atnaujinti viską. Žinai, kas man yra keramika? Vienas pažįstamas pasakė tokią frazę ir man daugybę metų neišeina iš galvos. Keramika yra, žinai, sujungimas tų visų stichijų. Žemė, oras, ugnis, vanduo. Visi tie dalykai yra keramikai reikalingi. Ir kitas dalykas, kas man yra visą laik svarbus, man yra įdomus ir yra toksai, mano dalis, tai yra istorija, žinai. Nes keramika per daugybę metų, paveikslai jie gali sudegti ir panašiai. Keramika bent kažkokia šūkė jinai lieka. Tai tas ilgamžiškumas ir tas... Keramika turi dalyką, ko manau, dabar matai madinga daryti slow food. Ar ne? Tai vat keramika yra kažkoks toks lėtas procesas. Jį lipdyti, tu gali lipdyti ir naudoti tą lipdymą kaip terapiją, bet yra didelė tikimybė, kad tas darbas kils. Džiūstant, degant, glazūruojant ir panašiai. Tai keramikas, apart visų technologinių dalykų, kurių yra labai daug, žinai, dar viena yra, sakysim, tokia labai daugiasluoksnė. Tu turi turėti tokį, kažkokį vidinį, žinai, kad, dabar lipdau, žinai. Nes ypatingai aš ir matau, kad ne tik aš, bet apskritai šiuolaikinis žmogus, ne? Jisai skuba, jam ten reikia greičiau rezultatą, jeigu ten, nežinau, nusipirkau kursus, aš noriu jau ten būti profesionalas po 2 savaičių kursų. Kas yra neįmanoma, žinai, tu gali tik susipažinti truputėlį ir yra gerai, kad taip žmonės daro. Tai vat keramika yra tas dalykas, kurio tu negali padaryti greitai. Negali. Visus kartus, kiek aš bandžiau paskubinti, tarkim, tą procesą keramikos, ar džiuvimo, ar lipdymo, ar degimo, visais atvejais, 99% atvejų yra skilimas. Skilimas, dūžis, sprogimas kartais. Čia kažkokia netgi filosofija, aš dabar sujungiu apskritai su italais dabar, keramika ir Italija. Tai kad negali paskubinti procesų ir kad reikia gyventi. Žinai, net nereikia, nes tu tada išbūni tame. Taip, žinai, jeigu tu kažkokį procesą darai ilgai, pakankamai ilgai, arba netgi per ilgai, jisai gali būti tik tai geresnis, manau. Net jeigu, žinai, mes tapyboje turėdam tokį terminą perspaudimas, toks, žinai, kai dirbi, atrodo darbas baigtas, nori pagerinti ir tada sugadini. Tai net ir tais atvejais yra labai gerai tą padaryti, nes tu darydami kitą darbą, tu nepradedi nuo nulio, tu pradedi su tą patirtim. Tai ir keramika, jinai yra lėtas dalykas. Labai gražus tavo pasakymas išbūti, labai. Bet žinai, nėra lengva. Tai tikrai nėra lengva. O ar paklausi keramika yra Italijoje? Nes dabar matome toks pakilimas keramikos, sakyčiau, Lietuvoje yra, kur labai rankų darbo yra viskas labai pradėta vėl vertinama. O Italijoje? Italai, žinai, jie pilni visko. Man toks jausmas, kad jiem gal tos keramikos, jie turi savo keramiką, žinai, majolikoje, visos tos baltos lėkštės ištapytos lelijom ir panašiai. Tai jie turi tą savo tokį stilių ir jie labai tą vertina, jie tą atpažįsta, žinai. Italai jie yra labai tradiciniai žmonės ir jiems svarbu atpažinti. Ir kai aš, žinai, atvažiavau į Boloniją, aš bandžiau prekiauti keramiką mugėse ir man toks buvo jausmas, žinai, kad tie dalykai, kurie man buvo privalumai, pavyzdžiui, senovinė, ten viduramžių raugo keramika, žinai, ir italai jie nesupranta. Nes kai mes turėjom raugo keramiką, jie turėjo Da Vinci, žinai, kuris darė lėktuvų modelius ir viskas to pasakyta. Tai, žinai, vėl, dėl to yra svarbu žinoti, žinai, kur eini, ką darai, ko tikiesi. Kas yra tavo pirkėjai? Daugiausiai lietuviai ar italai? Matai, mano Etso parduotuvė, yra visų, jinai nėra Italijos, jinai yra apskritai visam pasauliu, tai įvairiai iš tikrųjų, įvairiai. Yra iš Amerikos nemažai nupirkę, ir Vokietija, Amerika galbūt daugiausiai.
Pastebėjau, kad vokiečiai vertina tą rankų darbą. Italai nežinau. Italai vertina tai, ką jie gali atpažinti, aš manau. Kas, žinai, nėra tai nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra. Labai dažnai irgi klausiu, kas tave iki šiol erzina Italijoje? Aš visada klausiu savo pašnekovų. Erzina? Taip. Su kuo iki šiol negali susitaikyti galbūt? Matai, žinai, negali, kai nėra kitos išeities. Leis pagalvoti. Žinai, mane erzina lėtumas. Visą laiką mane erzina lėtumas. Bet aš iš tikrųjų, tai man buvo labai naudinga to išmokti. Aš nesijaučiu dar ekspertas šito mokslo. Bet ir aš sakau, labai viskas susieta. Keramika, išbuvimas ir kartu jų toks būvis. Taip. Mes iš tikrųjų su tam dar užkabinom tokią temą, kur aš pasakiau, romiečiai visgi jie šiek tiek skiriasi. Tai tikriausiai, nes aš šiandien patekau į tokią situaciją, kai man reikėjo pagalbos. Va. Apie tai ir kalbėjau, kaip tik dabar susidūrimas, mes norėjau paklausti, kokie tai yra boloniečiai, taip, Bolonijos gyventojai. Nes aš susidūriau šiandien su tokia situacija, kur man pasirodė, kad, ne tokie jie svetingi kaip Romoje, gal jie... Ne, žinai, jie gal svetingi, neturi interneto visur. Iš tikrųjų neturi. Tai yra mums nesuprantama. Tie, kas turi internetas, yra labai lėtas. Tai mums tai yra... Žinai, nes tikėsi kažkaip, tas lietuvių toks yra toks mąstymas, gal iš seniai, aš nežinau, už ko taip likė, kad, kitur tai geriau, žinai, ir tu atvažiuoji, kur jau atseit geriau, ir tada, žinai, internetas, nėra interneto. Pavyzdžiui, yra vietų Bolonijos centre, kur net ne tai, kad tu esi pastate, bet tu esi laukia ir nėra interneto, ir tu dažnai, bet, aš čia tiek kilometrų atvažiavau, kad čia būtų kažkaip geriau, civilizacija, čia nėra interneto. Tai, žinai, yra pamokas, kurias mes kiekvieną dieną mokomės ir pati tu čia gyveni. Tai tas pamokas, manau, kad ir pati taip pat mokiniesi kasdieną. O boloniečiai, kokie tie žmonės patys iš savęs? Mes paminėjom šiek tiek, kad jie yra kaip ir atviri, draugiški, bet nelabai iki galo tave įsileis. Taip. Ne, tai viskas, žinai, su jais yra gerai, aš net nežinau, man tai viskas patinka čia. Žinai, kiekvienas mes turim, jie yra, žinai, daug kalbantis, daugiau kalbantis, tarkim, ir gatvėje tave normalu, kad užkalbina, eilėje stovint, parduotuviai, nes nuobodu stovėti eilėje. Bet, nežinau, kad įsileistų į tą savo vidinį ratą, gal biškį, truputį, kaip sakant, truputį reikia turi daugiau laiko tiesiog praeiti. Aš tiesiog pastebėjau tą tokį visgi, kad aš esu šiauriau iš žmonių, žinai, nes aš dabar, aš galiu pasikalbėti su barmenu bare ir viskas ok, ir man tiesiog buvo keista, nes Romoje pasielgtų kitaip, žinai, dėl to mano pagalbos prašymą, dėl to man pasirodė šiek tiek galvoju, aš ne Romoje esu. Tai man atrodo, jie irgi šiauriau, jie yra tokie galbūt šaltesni, gal čia man pasirodė, gal čia pasitaikė. Tai reikia tau dabar dar apačią patikrinti, nuvažiuoti pietus. Taip, Kalabrijai, tai jie tam tokie. Tai turbūt žemiau Napolio ir nesu buvus. Tikrai. Al posto mio, tu troverai qualcun altro. Visada dažniausiai užbaigiu savo interviu labai svarbių klausimų. Ar yra Dolce Vita Italijoje? Ir jeigu jinai yra, kas tai yra tau asmeniškai? Mano šeima. Žinai. Visi tie sunkus dalykai, kurie, kaip aš kalbėjom, ar ne, kad ten galbūt ten kažkas vienaip, ne taip, kaip aš norėčiau, kai tai visą laiką, žinai, sugrįžti namo ir tai yra, mano sūnus ir mano vyras ir viskas, ir to ir užtenka. I miei problemi senza te si chiamano guai ed è per questo che mi vedi
Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.